Toks buvo planas. Randu kažkokią vietelę, kur nuostabiausius dalykus, daryti edukacinį turinį, daryti tam turinį tokius gražius modeliukus, tokius, pavyzdžiui, fizikos pamokose galbūt kažkas matė, aš mačiau. But here I have another geometrical form, and I put it at the bottom of the plane, and lo and behold... Nusipirku marškinius, petnešas, kad rodyčiau kaip Gustavas iš enciklopedijos, arba Kofizila, irgi žiauriai kietas bičas. Tada kažkada nueinu į šviesos konversiją ir nufilmuojam patį kiečiausią klipą, kaip gaminami lazeriai ir kodėl jie yra kiečiausias dalykas Lietuvoje. Aš turiu žiauriai gerą enciklopediją. Tiek vaikystėje aš ją varčiau, kad pasaulį matau per tokias schemas. Norėjau kurti pasaulio enciklopediją, bet aš nieko nežinau. Ir kuo daugiau žinau, tuo labiau bijau ką pasakyti, nes Babelio bokšto tragediją girdėti kiekviename žmogaus sakinyje. Čia nebe Gustavas ir nebe Kofi. Čia jau Antanas Maceina. Dar didesnis malodiesas. Tik dabar supratau, kad jūs matot laptopą, iš kurio aš skaitau. Kalbėti iš galvos ne kiekvienas sugeba. Tai žodžiu, kažkada nusprendžiau kanalo naujo nebekurti. Gal šitas nėra toks jau labai blogas bet paskui ir iš autoritetų aprangos liko tik marškiniai ir dar liko gubliukas. Pasaulio enciklopedija buvo labai daug progų, kada galėjau paleisti, kaip pradėti, kaip įeiti. Nemačiau. Pasaulio enciklopedija, taip aš norėjau pavadinti tą kanalą ir laidas. Nenoriu stovėti prieš kamerą, bet aš labai noriu dalintis tuo, kas iš čia labai nepaprastai myli kiekvieną fizikos dėsnį. Tik aš nežinau nieko, kas už ko slypi, dėl ko, kaip aš kvailai čia viską parašiau, kaip nesueina žodžiai, bet aš tiesiog, mane pavasarį lyg rado viena mintis. 4 žodžiuose tilpantis pasakojimas apie viską. Sutvėrimas, nuopolis, atpirkimas ir amžinybė. Teorija apie viską. Ir aš kabinausi to kaip vienintelio dalyko, kuris gali užkurti mano pasaulio enciklopediją. Ir aš pažadėjau Dievui, kad padarysiu šitą reikalą kalėdoms. Tarsi kaip mano dovana jam. Kvailas dalykas. Ir Dievui nieko nereikia. Jis viską turi. Tai gal dėl to ir sugalvojo išmaklinti šitą mano reikalą visai kitą kryptim. Kalėdos šiandien, o aš 4 filmukų nesukūriau. Ir filmuoju kelios dienos iki kalėdų. Ir filmuoju taip, kad grinai radau vos šiek tiek biškiai laiko. Norėjau šitam įrašė ir keiktis, ir išvadinti Dievą visaip. Nes iš esmės jis čia viską ir sušiko. Kodėl jis, ne kažkas kitas, tai tiesiog niekas kitas gerų ir gražių dalykų nedaro. Tai pirmai jis apleido mano ramybę, tada atėmė visą laiką, kai aš laiko radau, atėmė matymą, žodžių matymą. Aš nieko nebematau. Galiu skaityti, galiu kalbėti, bet visa tai bus tuščia, nes aš tuščias. Ir jis man prigalvojo kitos veiklos, kuri vyksta ir tą galima pavadinti avarijos tvarkymu. Kažkas gal suves apie ką čia. Bet mane šitai nervuoja, nes aš norėjau padaryti teoriją apie viską. Aš norėjau padaryti teoriją apie viską, o ne daryti tai, kas dabar vyksta. Ir gal čia tiesiog trūkumas mano ir kitų maldos, kurios nepaprašiau. Bet nežinau, ar tai, kas vyksta ne taip, kaip turėtų vykti. Nes nuotraukas filmukam padariau apie pasaulį, kuris buvo sukurtas siekiant gero. Ir kol buvo kurtas, kiekvienam žingsnį viešpaties žvilgsnio patikrintas. Apie surėdytas taisyklės, kurių laikantis galėjo veikti tai, ko įvykus nuopoliui niekaip nebegalima atkurti. Dievo nuspręsta gerą ir blogą bandom pakeisti savo geru ir blogu. Ir stebimės, kodėl bandant atkurti rojų, kuris lenktų mūsų smėlio dėžės ribas, sukūrėm pragarą. Šiaip ne savo širdį rojų sukurti neišeina. Apie Dievo taisyklių sulaužymą, kuris užtraukia ant žmogaus neišvengiamą mirtį. Ir jei prisilietus prie amžinybei sukurtos žmogaus dvasios, sukūrė neišmatuojamą kančią, kurią atšaukė neklydęs žmogus. Nusileido, mirė, nesulaužęs ne vienos Dievo taisyklės ir taip sulaužė paties Dievo surėdytą logiką. Juk nesuklydęs žmogus negalėjo mirti. Ir dabar, nes gimė kažkokiam skaičiui metų, galim praslysti, net nepastebėsim, kad praeis. Ir visi iki vieno mirsim. Net jei kažkoks žmogelis sugalvotų amžino gyvenimo vaistus ir amžinus variklius, entropija vis tiek suvalgys visą kosmoso informaciją. Atomai vienas po kito pranyks juodosiose skylėse. Šitas pasaulis laikinas. Tegu žmogus daro, ką nori. Ateis laikas,
kai neliks nieko. Tik dvasia, kuri taip ir klaidžios tamsoj. Be kūno, be balso, be girdinčių ausų, be akių, kurios vis tiek jau nieko nematytų. Ir be jokio žmogaus šalia, prie kurio galėtų prisiglausti. Ir pragaras nėra silkės statinėje ant pečiaus. Pragaras yra tokia silpnuma, nykuma ir vienatvė, kuriai apibūdinti žmogus randa tik deginančius žodžius. Tiek, kad su ugnim to neverta lyginti. Ir visam tam Jėzus sukūrė alternatyvą. Nevertai praėjęs mirtį, jis sulaužė programą ir gavo serverio administratoriaus teisės. Ir pristatė ten vėliavų. Neįmanoma atitaisyti savo klaidų. Dievo taisyklė buvo jo klausyti. Todėl nepaklausęs iškart nusipelnai mirties. O žmogus nepaprastai silpnas, tai reiškia garantuotai mirs. Bet dėl Jėzaus užkariavimų mirties teritorija nebėra neišvengiama. Visos vėliavos, kurias jis ten pastatė, kviečia prisiglausti, gauti nemokamą sriubą ir lovikę. Politinio prieglobsčio centras. Kažkas tokio, ko jokia akis neregėjo ir ausis negirdėjo. Tomo Akviniečio ausis ten kažką išgirdo, bet tada Tomas nieko neberašė, nes žmogus neturi žodžių tiems dalykams apsakyti. Ir gal gali nugalėti vėžį, klasioką, kitą kompaniją, kokią nors verslo, savo priklausomybės, bet negali nugalėti mirties. Ir net jei kažkas kažkaip nugalėtų mirti, kaip tai galėtume žinoti, jei niekas iš ten negrįžo. Išskyrus vieną. Ir paskui tą vieną eidami kažkur nueisim, kur gal juodosios skylės atomų nevalgys. Norėjau sukurti 4 filmukų serialiuką. Gavosi, kad nesukūriau, bet norėjau ištesėti pažadą, kad gal ir koks jis kvailas būtų. Gal ir nesąmonė, bet kažką turėjau padaryti. Aš turiu radęs tokį aparatą ir noriu, kad jis galėtų pagroti vinilinės plokšteles. Jis kažkada ir leido vinilinės plokšteles, bet dabar ten nėra ne vieno veikiančio daikto ir ne vieno, kurį būtų galima padaryti veikiančių. Ir net reikėtų visą korpusą turbūt iš naujo gaminti, iš naujų plokščių. Bet ką tikrai galima išsaugoti, tai mygtukus ir ciferblatas, žodžiu. Ir aš noriu padaryti, kad čia būtų galima prijungti ir Bluetooth'ą, ir per laidą, ir atsarbiausia, kad grotų vinilinės plokšteles. Seniai noriu aš iš jo kažką padaryti ir kažkaip šiuo metu mane kaip tik rado viena plokštelė, kurią nusipirkau. Tai tiesiog, kad jau turiu jūsų dėmesį, paklausiu, gal kažkas nusimano apie vinilo grotuvus ir žinotų, kaip nenusipirkti kažkokį tai turntablą gerą, bet įkišti turntablą į kažką tokio. Ne, aš nepaaiškinsiu, kokią nesąmonę aš čia sugalvojau. Normalus žmogus tiesiog nusipirktų grotuvą, kolonėlės ir pasileistų savo plokštelės, bet aš noriu labai, kad jis fainiai atrodytų. Ir dar reklamą pasidarysiu, tai parduodu 2 bilietus į Kamanių šilelį. Sausio 9 dieną, 6 val. Kaune. Nacionaliniam Kauno dramos teatre. Žiauriai norėjau nuvažiuoti, bet pagalvojau vieną bilietą, gal brolį pasiimsiu, bet neklauso Kamanių šilelio. Tai gal kam nors vieną tiesiog duočiau, bet gal kažkas tiesiog nori 2 vietų 5 eilėj, per patį centrą. Labai geros vietos, labai ilgai rinkausi. Gal tiesiog kažkas norėtų 2 labai gerų vietų Kamanių šilelį. Gal nespėjau nusipirkti, nes dabar jau pažiūrėjau, nėra nei vieno bilieto. Vienas. Tai žodžiu, tiek.